Eucharistija yra vienas didžiausių katalikų tikėjimo turtų. Ji nėra vien simbolis ar paprastas prisiminimas. Eucharistija yra Jėzaus Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo atminimas. Kai dalyvaujame šventosiuose mišiuose, mes ne tik stebime apeigas. Mes įžengėme į Jėzaus visiško savęs dovanojimo iš meilės mums slėpinį. Per paskutinę vakarienę naktį, kai buvo išduotas, Jėzus paėmė duoną ir vyną, dėkojo ir tarė: Tai yra mano kūnas. Tai yra mano kraujo taurė. Šiais žodžiais jis įsteigė Eucharistiją, palikdamas mums neįkainojamą dovaną – savo kūną, kraują, sielą ir dievystę. Todėl Eucharistija yra tikrasis sielos maistas. Kaip kūnui reikia kasdienės duonos, kad gyventų, taip sielai reikia Eucharistijos, kad sustiprėtų, liktų vienybėje su Dievu ir eitų malonės keliu. Jėzus įsakė: Tai darykite mano atminimui. Nuo tada krikščionys iš kartos į kartą, ypač sekmadieniais, renkasi švęsti šį slėpinį, kurį bažnyčia vadina viso krikščioniškojo gyvenimo šaltiniu ir viršūne. Dalyvauti Eucharistijoje reiškia būti bendrystėje su Jėzumi. Tai reiškia priimti patį Kristų, kuris yra tikrai gyvai ir esmingai esantis. Eucharistija yra bažnyčios gyvenimo centras ir didžiausias Dievo meilės mums ženklas. Ji nėra tik vienas iš daugelio sakramentų, ji yra svarbiausia iš visų. Eucharistijoje Jėzus Kristus yra tikrai esantis. Tai nėra simbolis ar prisiminimas. Tai jis pats, gyvas ir visas, esantis kiekvienoje konsekruotoje ostijoje su savo kūnu, krauju, siela ir dievystė. Šventųjų mišių metu kunigas, veikdamas Kristaus asmenyje, kviečia šventąją dvasią ant duonos ir vyno. Tuo momentu įvyksta perkeitimas. Duona ir vynas tampa tikruoju Jėzaus kūnu ir krauju. Nors jie išlaiko duonos ir vyno išvaizdą, jų giliausia tikrovė yra perkeista. Kristus yra visas kiekvienoje Eucharistijos dalelytėje. Mes neprimame jo dalies, bet visą viešpatį. Komunija nėra vien simbolinis veiksmas. Tai tikras susitikimas su Kristumi, duodantis gilius dvasinius vaisius. Jį glaudžiau mūsų sujungia su Jėzumi, atleidžia lengvasias nuodėmes, stiprina prieš pagundas ir padeda gyventi pagal Evangeliją. Eucharistija stiprina bažnyčios vienybę, nes priimdami tą patį Kristų tampame vieno kūno nariais, įsipareigojusiais gyventi meilėje. Kiekvienos šventosios mišios yra dangaus nuojauta. Eucharistijoje jau dabar pradedame gyventi amžinąjį gyvenimą bendrystėje su Kristumi. Todėl bažnyčia moko mus priimti komuniją su gerai paruošta širdimi. Kad Eucharistija būtų priimta vertai, būtina būti malonės būsenoje. Kai pripažįstame savo nuodėmes ir ieškome sutaikinimo, atveriame sielos duris, kad Kristus galėtų įeiti ir viską perkeisti. Eucharistija yra brangiausias bažnyčios lobis. Nėra nieko šventesnio, sakralesnio ir labiau perkeičiančio. Tai pats Jėzus, kuris iš meilės kasdien dovanoja save mums ant altoriaus.